įvadinis filmas apie pirties įrengimą. Pats aš nesu profesionalus statybininkas, tačiau esu pažengęs pirties mėgėjas. Jau kokių 40 metų pirtyse ir tikrai turiu ką palyginti ir daug lankiausi ir pas profesionalus. Pirtis turėtų būti pritaikyta prie mūsų, o ne mes turėtumėm taikytis prie pirties. Tai yra dažna problema, kai kažkas kitas projektuoja arba stato pirtį, jisai kaip ir teisingai viską daro, bet jisai daro pagal save. Dėl to yra daug gana atvejų, kai žmogus tą pirtimi naudojasi kelis kartus per metus. Bet reikia pačiam suprasti, kokios pirties jūs norite, kokia pirtis geriausiai tinka. Apžvelgsiu tuos pagrindinius principus. Išsamesnis išaiškinimas yra atskiruose filmuose, kurie randami yra ASATV ir viskas kanaluose YouTube'e. Pirtį jau naudoju kažkur tai metus, jau galiu pasakyti ir ką negerai padariau. Nors visumo man tai yra geriausia pirtis, iš ką aš turėjau ir kur aš lankiausi. Garinė yra pagrindinė pirties vieta. Savijautą formuoja temperatūrinis, drėgmės režimas ir vėdinimas. Režimas priklauso nuo krosnelės ir vandens kaitinimo būdo, nuo garinės tūrio, sandarumo, žmonių kiekio. Jei dauguma pirties naudojimų bus dviese, tai tikrai garinės neverta daryti 6. Kai bus 6, kaip nors galima bus surasti sprendimą komfortiškam pirtinimuisi. Man idealus variantas 60 temperatūros, 60 drėgmės. Tokį režimą aš pasiekiu vasarą per 1,5, maksimum 2 valandas. Žiemą plus valanda 1,5. Ir laikas man taip pat yra svarbus. Ir labai dažnai netgi yra taip, kad pirtimi retai naudojamasi, nes ją iškaitinti užima pusdienį ir sunaudojama daugybė malkų. Aukštą drėgnumą duoda bakelis su vandeniu, kuris kaista kartu su pirtimi ir iš jo garuoja. Mažiau drėgmės bus naudojant šilumokaitį. Didesnis akmenų kiekis išlaiko ilgiau karštį, tačiau tuo pačiu pirtis bus lėčiau įkaitinama. Pirties krosnelė yra vienas iš svarbiausių pirties elementų, nuo jos priklausys temperatūrinis ir drėgmės režimas. Iš didelio asortimento išsirinkti krosnelę gana sudėtinga. Pagrindinis skirstymas yra tarp elektrinių ir malkinių krosnelių. Elektrinė krosnelė jinai labiau yra tinkama mažom pirtim, kurios įrengiamos bute arba name. Malkinės krosnelės, jos dar turi įvairių tipų, kurių irgi galima būtų pagrindinius išskirti, kur atviri akmenys ir kur akmenys yra uždaroj talpoj. Taip pat reikėtų atsižvelgti į pakuros vietą. Yra krosnelės, kur pakura yra iš garinės pusės ir pakura lauke arba papildomai patalpoj. Kitoje patalpoje esanti pakura patogi tuo, kad mažiau nešasi drožlių, nešvarumų į pačią garinę ir ten galima palaikyti tą karštį pastoviai. Atvirų akmenų krosnelė akmenų labai stipriai neįkaitins, čia išeina toksai silpnesnis garas, su mažesnė temperatūra, sakykime, šita klasikinė pirties krosnelė, suvirinta krosnelė būna ir surenkamų krosnelių, akmenų yra panašiai apie 100 kg ir papildomai dar reikia atkreipti dėmesį, šalia kabo bakas, tai tokia bus pirtis panašiai apie 60 laipsnių ir su daug drėgmės vos ne artima turkiškai pirčiai. Man bent jį labiausiai patinka, dėl to ir yra toksai tipas. Kitiems patinka sausesnė pirtis, tai jau reikėtų imti didesnę pakurą, kuri įkaitina tą pirtį iki mėgstamų 90 ar net ir 100 laipsnių. Bakas turėtų būti jau atskirai, šildomas per
šilumokaitį. Yra irgi specialūs šilumokaičiai, kurie dedasi prie krosnelės ir eina vamzdžiais į baką, kur yra šildoma. Ir uždaro tipo pirtis, jos uždaro tipo krosnelės, akmenys įkaista stipriai ir duoda karštą garą į garinę. Yra dviejų tipų, tai yra, kur ugnis praeina pro akmenis ir kai ugnis, kaip ir šiuo atveju, praeina per dūmtraukį ir kaitina akmenis tik tai karščiu. Atsižvelgti taip pat reikėtų, jeigu eina krosnelė per sieną, kokio reikės kakliuko iki pakuros. Mano atveju, kai iš karto suvirinama, tai reikėtų iš karto nurodyti, kokio bus ilgio kakliukas. Yra taip pat krosnelės su pridedamais segmentais kakliuko. Tai va, tai pasirinkus tinkamą krosnelę pagal tipą savo mėgstamą, kurį geriausia būtų išbandyti kitose pirtyse, pasižiūrėti, kokios tenais yra krosnelės, pajusti, kokia krosnelė yra tinkama, jūs turėsite savo tikrai puikią pirtį. Pati geriausia vieta susirinkti akmenis yra ne upelio dugnas, kaip kas siūlo susirinkti iš upelio dugno juodus akmenis, o va tokia va galų laukės akmenų krūva, kurioje pririnkta daugybė įvairių akmenų, nuo klinčių iki granito bazaltų, didelis granito bazalto gabalas, tokiai susiskaldžius, tai beveik ir tiktų pirčiai. Juodi upelio akmenys, jie paprasčiausiai apaugę yra dumbliais ir vis tiek juos reikia nudaužyti ir pasižiūrėti, kas yra viduje. Va, iš karto čia tinkamas akmuo, jo smulkiagrūdė struktūra, nėra kristalų, nėra blizgesio žėrūtinio, raudonas, iš karto abejotin ar tiks. Matosi yra ir kristaliukai kvarco. Kvarcas jisai nuo temperatūros suskaldys tą akmenį. Čia klasikiniai granitai su daugybė kvarco. Tai toksai, aišku, visiškai netinka. Na, bet jeigu bijot dėl savo žinių, bijot rizikuot, tai aišku, variantas pirkti parduotuviai. Nėra ten tie akmenys labai brangus. Čia daugiau taip pačiam malonumas susirasti tinkamus akmenis pirčiai. Sumontuotas oro padavimas prie akmenų. Panašiai iškyla apie 60 cm. Matosi portalas, kur bus krosnis. Vėdinimas išvestas iš lauko prie krosnelės, pakeltas apie pusę metro. Oro pašalinimas kitame kampe, viršuje ir po gultais. Kai kas daro klaidą, kad oro padavimą padaro prie grindų, nes tokiu atveju, jeigu mes atidarysime po gultais oro ištraukimą, kas dažniausiai būna pirtinimusi metu, tai šaltas oras jisai ir slinks pa žeme, bus šalta kojoms ir mes čia turėsime mažiau oro, nes vis tiek dalis, aišku, oro jo eina ir per viršų konvekcijos būdu, bet dalis eis per apačią ir kojom bus šalta. Komfortiška čia yra 2-4 žmonėms. Tokiu atveju, jeigu čia būna daugiau, o telpa čia 6, be problemų jau tenka papildomą vėdinimą, atidaromas yra langas per pertraukas, o jeigu planuojate dažniau didelę kompaniją atsivežti, tai jau reikėtų pagalvoti apie priverstinį vėdinimą. Vėdinimo kanalas uždedamas pirties plėvele ir patikimai izoliuojamas. Galima papildomą izoliacijai panaudoti butilo juostą, kuri taip pat turi folijos paviršių. Ir vienas iš tiesų labai geras variantas išleidimo oro, tai yra daryti ne iš karto kaminėlį, bet jį pravesti per visą sieną ir davesti iki kamino. Šiame kamine yra
dvi angos, viena dūmtraukiui ir kita yra vėdinimo anga. Tada tokiu atveju oras vamzdžiuose sušyla, padidėja trauka ir gaunama trauka praktiškai prilygstanti priverstiniam vėdinimui. Dar vieną svarbią pamoką apturėjau dėl ilgamžiškumo. Viskas, kas liečiasi prie grindų, turi tendenciją pūti, ypač medieną, vis tiek mes gultus darysime iš medienos. Dėl to šioje pirtyje padariau gultus kabančius ir padariau vieno lygmens gultus. Pritvirtinti gultai yra perimetrų prie sienos ir yra viena atrama, kuri įrengta grindyse ir strypas, kuris padaro tą atramą kabančią. Patogu tai, kad galima labai lengvai prižiūrėti apačią, nes ten turėtų būti švaru, nes pirtinis jisai pyksta ir į blauzdą žnaibo, jeigu būna tenais primesta labai daug lapų. Na ir vienas lygmuo leidžia patogiau vanoti, kadangi apatinį soliuką aš galiu patraukti po apačią gulto ir prieiti prie pat gulto. Tai yra, man nereikia ištiesti rankų. O tai yra pirmas apkrovimas didelis sąnariams. Na ir tai yra pavojus tendinito, sąnarių sausgyslių uždegimo. Ir labai pasiteisino šezlongo tipo gultas. Ant jo labai patogu yra ir gulėti, ir kaitinimasis patogus. Čia kaista kojos, galva daugiau mažiau tokia išlieka prie mažesnio karščio. Manau, kad gultų pačių tepti alyvomis neverta, ar ten kitais apsaugančiais dalykais. Medis jis vis tiek greitai pakeis spalvą, ypač jeigu ten naudojat pakankamai daug žolių, ar ten žolinė vanta, tas vanduo toks rudas yra ir jis greitai padengia ir ta pirtis visai natūraliai atrodo ir ten nieko kažko ypatingo nereikia. Svarbu tik tai visur žiūrėti, kad nesikauptų vanduo. Tai jeigu vanduo nesikaups, tai šitas medis jisai nepus ir ilgai laikys. Gulto lentos pritvirtintos iš apačios. Yra toksai specialus įrankėlis, kur galima padaryti įstrižą įpjovimą. Tai yra gerokai pigiau nei bandyti per 10 cm lentą prigręžti gulto lentą. Tai yra tikrai labai brangus tokie medvaršiai, o jų reikia daug. Likau patenkintas VPC lentomis grindims, jos inertiškos yra temperatūroje, juose nei šaltis nesiakumuliuoja, nei karštis ilgai nesilaiko. Pradedi kaitinti, grindys greitai įšyla. Nereikia iš jų ten tą išvaryti šaltį. Ir ant jų malonu vaikščiot kaip ant medinių grindų, bet skirtingai nuo medinių grindų, jos nebijo nei vandens, nei puvimo. Yra ilgaamžės. Klaidą padariau tai, kad čia yra polinės grindys, tai, kad apačioje nepadėjau geotekstilę. Ją reikėtų ne tik tai padėti, bet dar ir priklijuoti perimetrų ir palei polius. Nes pradeda skrusdėlės iš karto lysti, kelia žemę, taip pat ir augalų šaknis prasimuša pro apačią. Ankstesniai pirty turėjau tokias pat polinės grindis, viskas su jom buvo gerai, bet jos buvo padarytos, aplinkui buvo pastatas ir ten nebuvo tom visom gyvūnėliam patekti. Tai čia tokia yra klaida, kurios reikėtų išvengti. Dar viena klaida, kad panaudojau fiberplokštės su organika. Iš išorės, ne pačioj pirty, ten viskas yra tvarkoj. Jos laiko, bet tose vietose, kur bus didžiausias karštis, reikėtų naudoti specialias fibrocementinės plokštės. Nes įprastos fibrocementinės plokštės, jos išsilanksto ir sutrukinėja. Jos tada jau nebe vaikšto, netrukinėja, atlaiko tą temperatūrinį skirtumą tarp šalto, karšto, šalto, netgi nebijo, kai ten ant jų užtykšta vanduo.
Pagrindinis apšvietimas toks švelnus, tai yra ledinė juosta, kuri eina prie sienos, po šezlongų eina ir ledinė juosta yra nukreipta į sieną, nes jeigu mes nukreipsime į duris, tai jie jūs mums pigins. Ir vėlgi reikia pasižiūrėti, kad ta juosta jinai nespigintų, kai jūs esat ant gulto. Tai pažaisti verta ir paderinti galima su tokiu įdomiu šviesos žaidimu tarp šitų valentų. Ir pakankamai daug reikėjo nustatyti tą atstumą, nes jis nėra taip, kad nukreipia į sieną ir ten yra gražu. Pozicija yra pakankamai vienoje vietoje tik tai, kur būgo galima išgauti tokį įdomų šviesos žaismą. Na ir pagrindinis apšvietimas yra kaitrinė lemputė, kuri jau naudojama, kai reikia daug šviesos, tvarkant pirtį. Ir galima bus ją su šituo marokietišku gaubtu išgauti irgi švelnesnius tonus apšvietimo ir galbūt net ir šviesos žaismą. Atrodytų nedidelis niuansas, vanduo šaltas ir karštas bėga vienu metu į indą ir susimaišo. Daug supaprastina logistiką. Žiemai šaltas vanduo yra atjungiamas, dabar jo nėra sistemoje yra sausa, o šiltuoju laikotarpiu paleidžiamas. Vandens paskirstymo mazgas yra įrengtas grindyse ir uždaromas dangčiu ir nebesimato. Būtina yra padaryti taip, kad nebūtų jokių U raidžių, kur gali kauptis vanduo, tam, kad vandenį nuleisti iš sistemos ir joje neliktų nei kiek vandens. Tai svarbu žiemą, kadangi žiemą pirtis peršala ir jos temperatūra teigiama čionais yra nepalaiko. Pirtyje dušas nėra tiek reikalingas, apsiprausti galima pagrindinėje patalpoje. Vis dėlto dušas gerai, jeigu yra gyvenamoji patalpa, nes tai yra ta pirmasis barjeras, kuris sulaiko didelį garų kiekį iš garinės. Apšvietimas ledinis įdėtas, čia kiek paprastesnė LED juosta naudojama, bet irgi hermetinė. Sienos yra ant gipskartonio žalio suklijuoto ir hidroizoliuoto yra suklijuotos vinilinės plokštelės grindinės. Na ir sunkiausia buvo įrengti grindis su nuolydžiu ir su šita mozaika. Taip pat, kad viskas nutekėtų į trapą. Maksimaliai reikia žiūrėti, kad irgi grindys būtų inertiškos, tai yra daryti storą šilumos izoliacinį sluoksnį ir dėti daugiau plokštės nei betonuoti. Poilsio patalpa nedidelė, grindys padarytos ant lagių, taip pat, kad būtų inertiškos, padėta yra OSB plokštė, ant OSB plokštės priklijuota vinilinė danga. Vėlgi sklaidą padariau, kad OSB dangos nepadengiau hidroizoliacinę medžiagą. Būtinai tai padarykit, nes jau matosi, kad kai kur pučia. Sienos yra padarytos iš sieninės plokštės ir lubos ir labai pasiteisino. O čia yra sulenktas laminatas, nereikia netgi kampučių, nesimato jungimo. Krosnės kūrenimas yra iš išorės, iš patalpos poilsio, kaip židinukas veikia ir tuo pačiu nebūna šiukšlių viduje pirties. Čia yra oro padavimo anga iš lauko. Apklijuota yra skalūno plokštelėmis. Ir visur sudėti paprasti jau ledukai. Tikrai tai nėra sudėtinga. Ledai suvesti
į porą paskirstimo punktų. Čia kiek sudėtingesnis projektas, kadangi viršuje yra gyvenamoji erdvė ir tame gale yra lova, dėl to reikėjo daryti perjungėjus, kad būtų galima reguliuoti šviesą iš pirties ir iš miegamosios vietos. Nu ir va tokios va įdėtos simpatiškos kopėčios, kurios gali prisistumti prie sienos. Amžius tas, kai šokių aikštelės pirties poilsio zonoje nebereikia, pakanka patogaus šezlongo, poros soliukų, kad būtų kur pailsėti 2-4 žmonėm. Mes pirtį vis tiek planavom jau 2 daryti. Ačiū, kad žiūrėjote šį filmą. Kaip minėjau, išsamesnis išaiškinimas yra atskiruose filmuose, kuriuos galima surasti ASATV ir Viskas kanaluose. Nusimato ir daugiau filmų, yra sufilmuota, tačiau dar nesumontuota. Dešinėje pusėje prenumeratos mygtukas, kad nepraleisti jų. Na ir tikiuosi, jums pavyks gerai įsirengti savo pirtį. Sėkmės, viso geriausio.